medicinos srity sąmokslo teorijos ir melagienos plinta kaip niekur sparčiai. Kodėl žmonės į tai įsitraukia ir patikina kartais akivaizdžiais kliedesiais, nes juos paskelbė YouTube'as ar žmogus, kuris pasivadino mokslininku? Taip, tai konkrečiai, jeigu kalbame apie pandemiją, tai mes kaip ir matome labai akivaizdų interesą kažko nedaryti, kadangi valstybė atėjo ir iš viršaus numetė visokius taisyklės, visokius nepatogumus ir panašiai, ir tuomet tampa labai nesvarbu, kad galbūt tam yra labai geras paaiškinimas, kad konstitucijoje taip yra numatyta, kad valstybė gali taip pasielgti tokiais atvejais ir taip toliau. Ir iš kitos pusės neretai žmonės tiesiog nori tikėti, kad mūsų supantis pasaulis yra žymiai paprastesnis, nei jis iš tikrųjų yra, kur galbūt jeigu tau nesiseka gyvenime, galbūt yra žymiai lengviau nereflektuoti į save, ką galbūt pats darai negerai, bet ieškoti kaltų kažkur kitur. Ir būtent pandemija, man atrodo, buvo vienas iš tų labai retų atvejų, kuomet neteisingi įsitikinimai apie tikrovę gali iš tikro kainuoti gyvybę, kadangi, tarkime, asmuo, kuris tiki, kad Žemė yra plokščia, išskyrus tą vieną žmogelį, kuris pats susikonstravo raketą ir užsimušė su ja, daugelis tų sąmokslo teorijų, kuriomis žmonės tiki, tiesiog neturi jokios įtakos sprendimams, nuo kurių vėliau gali priklausyti to asmens gyvybė ir sveikata. Tai pandemijos atveju buvo ta viena išimtis, kur jeigu esi įsitikinęs, kad būtent skiepai tave nužudys, tai greičiausiai būtent SARS koronaviruso 2 infekcija tą padarys.